BetSafe. Lažybos gyvai. Labas vakaras, Sport1 žiūrovai, sveikiname su jumis iš Jonavos, o tiksliau iš Paukščio skrydžio virš Jonavos, puikus sporto kompleksas. Šiandien didžiausias dėmesys bus uždarai Jonavos arenai, būtent joje šiandien vyksta Lietuvos futsal čempionatas. Ekipos puolimo lyderis, tačiau yra išsakytam pavojingų smagę. Lietuvių žaidėjų, čia pirmasis rimtesnis bandymas, Vilniečiai šauna virš vartų, galimybių nėra, čia panašu, sudvėjoja Tomas Sirevičius ir šansas Jonavos ekipai, Eisvinas Sutyra šauna. Faktiškai tuščius vartus po puikaus Jurijaus Rėmėvo perdavimo, Jonavos ekipos smogiamasis duetas demonstruoja savo klasę, dar kartą situaciją, perdavimas idealus. Taip, bandė čia dar gelbės lygiosinis 3-3, šiandien čia kol kas vienai vartų priekė Jonavos. Ekipa, tačiau net nebėjo, kad įvarčių dar tikrai bus. Klausimas, į kuriuos vartus ir kuriuos dažniau vienas tikrai krenta. Vienas tikrai krenta į Jonavos ekipos vartus, 1-1, čia kol jonaviečiai ginčijasi. Turbo transferas, muša įvartį Deividas Reimaris. Nepanašu man čia į pražangą. Vilniečiam pasitiks, kad vartininkas reaguoja laiku. Čia šansas Jonavos klubui. Eisime savosios baudos aikštelės, paieškoti galimybių. Čia Utyra, geras jo perdavimas. Kiek prabėgęs kamuolį buvo Juris Jeremėvas. Ir neblogas šansas Vilniečiams. Reikia ieškoti perdavimų ir grįžta Jonavos ekipa į gynybą ir užklupti nepasiruošti nepavyks, tačiau štai toks perdavimas puikiai. Mato aikštelę berods, kad Mantas Makutunovičius, jisai čia įkirto. Taip, puikiai perdavimą atliko Tomas Sirevičius, o Makutunovičius iš tolėliau, visiškai šalia vartų šauna Justas Gulbinas. Ir štai toks derinukas įspūdinga, tiesiog įspūdinga ir pradėkime nuo Beno Spėtinio, Jurijaus Jeremėjevo, o kad įvartį pelno Eisvinas Sutyra turbūt nestebina jūsų tai. Štai tas derinys įžaidžia futsalo. 19 čempionatas, čia šansas 3-2. 3-2, Eisvinas Sutyra muša hat-triką po Vilniečių klaidos. Sakyčiau taip, pirmą ir trečią įvartį Vilniečiai varžovams padovanoja patys. Tiesiog klysta lygiose vietose Vilniaus ekipa, o čia preciziškai. Justas Binas, žiūrime, kuo baigsis šis išpuolis, smūgis, puikiai. Vilniečiai nėra čia labai daug variantų, randa vis tik tai juos Jonavos ekipa. Čia šansas. Ir kamuolys lekia vartininkui tarp kojų, tačiau ne į vartus, Laurynas Tom. Vilniečių ataka. Daug juda Vilniečiai. Čia smūgis. Labai nedaug šūkučių situacijų. Nežinau, ką čia daro. Donatas Šėgžda, buvo gausybė kitų gerų variantų. Čia Jonavos ekipa vis tik tai muša įvartį, Benas Spėtinis. Vėl šiek tiek sėkmės buvo. Taip. Tačiau kamuolys vartuose. Dar kartą ši situacija. Tačiau kamuolys vartus nelekia. Ir ten suklydo šiek tiek Jonavos ekipos vartininkas, o po to seka štai toks smūgis per visą aikštę orų. Pasibandė keletą kartų Jonavos ekipa. Nesigavo, o štai šis bandymas jau sėkmingas. Štai taip, numetamas kamuolys. Tiksliai, labai trauksmė nesėkmių serija, iškovos pergalę po ilgokos pertraukos. Čia Utyra, jo galimybė, perdavimas ko gero. Savo persvaros. Eisvinas Sutyra ten gražiai. Įsvarkia su vartininku, o čia Vilniečių atsakas. Gan netikėtas šūvis ir tas šūvis virsta įvarčiu. Tikslus, be galo tikslus šūvis, palei pat tolimai virpsta. Donatas Šėgžda pelno įvartį, žiūrime dar kartą, štai šis smūgis, netgi liečia, virpsta. Yra tie apribojimai dėl jo žaidimo. Čia šansas Vilniaus ekipai ir ko gero tai yra viskas, Sutyra smūgis ir 6-3. 6-3 ir tai tikrai yra viskas. 5-3 jau turbūt buvo pakankamai blogai, jei kalbėsime apie
šansas laimėti Vilniečiams likus 15 sekundžių. Tai 6-3 turnyrinė lentelė keičiasi Vikingų naudai. Jie kaunas dėl antrosios vietos, turbo transferį pabandys išsaugoti ketvirtąją, kurioje dabar ir reikiuojasi.